Tiesa ta, kad vadovų komisija svarsto galimybę jūs atleisti. Dabar reikia prisirinkti malkų ir prisiekti amžiną meilę. Girdėjau, kad kartą šitoj saloje vienas vaikinas medį išraižė savo ir savo mylimosios inicialus. Jų vardai buvo Miguelis ir Marija. Tokie patys inicialai kaip mūsų? Uždegė tą rastą ir iš liepsnos sklindantis balsas jiems pasakė, kad jų meilė baigsis tada, kai pelenai vėl pavirs medžiais. Ir kas atsitiko? Miguelis vieną dieną iškeliavo ieškoti paties didžiausio perlo pasauly, bet vienintelė Austrija, kurioje buvo toks perlas, atsiverdavo tik audringą naktį. Nors jo valtelė buvo labai maža ir nestabili, jis išplaukė. Rado perlą? Tokios baisios audros nieks nebuvo matęs. Miguelis dingo ir daugiau nieks jo nematė. O Marija? Marija susirgo iš sielvarto. Ją slaugė, bet trečią dieną ji dingo ir daugiau nieks jos nematė. Gal Marija karščiuodama išėjo ieškoti savo mylimojo ir vargšelį? Daugelis sako, kad matė įsimylėjėlius, vaikštančius audringą naktį po salą, susikibusius už rankų. Todėl daug porų čia prisiekia amžiną meilę. Prižadu, kad visada tave mylėsiu. Iki mirties. Ir po mirties. Negaliu suprasti, kuo aš kaltas, kad Elito gimnazijos nebėra geriausių pasaulio mokyklų sąrašuose? Vienintelis Elito gimnazijos direktorius nėra baigęs nei magistrantūros, nei doktorantūros, bet to, tik Elito gimnazijos direktorius turi tik vidurinį išsilavinimą. Suprantu, bet man neaišku, kodėl kažkokie diplomai gali turėti įtakos. Vadovų komisija priėmė neatšaukiamą sprendimą. Arba baikit magistrantūrą ir pasiekit geriausių direktorių lygį, arba išeikit iš darbo. Matau šiokį tokį sunkumą. Tam, kad stočiau į magistratūrą, man reikia bakalauro diplomo. Pateikėm jūsų gyvenimo aprašymą ir dėl jūsų ilgametės patirties jums bus leista studijuoti magistratūrą, lyg būtumėt baigęs bakalaurą. Gerai? Kur atostogavot? Marčikitoje. Marčikitoje? Buvo labai smagu. Neabejoju. Žinot, ten būtų gera gyventi. Su tokiu gyvenimo aprašymu galėtumėt tapti bet kurios mokyklos direktorium tame regione. Turi 24 valandas apsispręsti, Dunofai. Magistratūra arba Marčikita. Sveika, Ana. Labas, kaip laikais? Gerai. Ko nors norėsi? Ne, sėdėk, ačiū. Atėjau padėkoti, nes tu man padėjai išlaikyti visus egzaminus. Išskyrus 2, kurių nusprendžiau nelaikyti. Pasiūliau nelaikyti, kad susikauptum ir mokytumės kelis dalykus. Visko nebūtum aprėbęs. Tikrai, tu man padedai labiau nei 100 privačių mokytojų. Norėčiau kaip nors tau sumokėti. Tikrai ruošies mokėti? Išprotėjai? Juk žinai, kad man labai patinka padėti. Turiu gerą atmintį, man visai nesunku. Iškart viską supranti. Tu labai protinga. Ne, Tomi, aš tik paprasčiausia bufetininkė, kuri laisvo laiku skaito knygas. Ir tiek. Taip.
Sugalvojau, išgerkim už tave. Turim puikią progą švęst. Gerai. Šampano neturiu, bet tiks ir sultis. Gerai. Už ką pakelsim taures? Už mano pačią mieliausią ir protingiausią draugę. Gerai, kaip pasakysi. Sūnau, palauk, dar nevėluoji. Kur eini, viso? Ne, Viso, bet norime eiti su tavimi ir Žirdunofo kalbą. šiais metais jis kalbos nesakys. Kodėl? Bet Kas jam daros? Kulači. Tai bent staigmena. Ne, ką? Jūs oro uoste? Patarčiau negaišt laiko, nes jūsų duktė negrįš. Ne, gana. Rėkt visai nebūtina. Jei nori daugiau sužinoti apie savo dukterį, ateikit į mokyklą. Nes Marcelis mus visus kvietė. Žada pasakyti atidarimo kalbą. Viso, Rudi kaip laikais, kaip tu, gerai, viskas gerai, sveikas, skauda. Tas Dunovas nusikaltėlis, sukvietė mus visus dieną anksčiau, labas, raminkis, prasideda. Eikit savo, ką? Eikit. Iki pasimatysim. Klausyk, kada tavo mama grįžta iš atostogų? Po savaitės, o ką? Kraustausi gyventi pas tave. Ką, pas mane? Ne, tu liksi čia mokykloje, vėliau paaiškinsiu, gerai? Būk geras, suprask. Prašau tik vieno, niekam nepasakok, kur aš apsistojęs, gerai? Gerai. Duosi raktus? Iki. Iki. Sveikas, Pablai. Kas tau? Nieko. Tomai, ateik. Noriu šitą pasakyti. Žinai, jis toks pat asilas kaip anksčiau. Pamiršk, kvailys. Žiūrėk, šitie nori patekti į kalėjimą, pažiūrėkim. Mergaitės, ką čia veikėt? Blaškot stojančiųjų dėmesį? Ne. Eikit į foje, Dunovas pasakys atidarimo kalbą. Kur einat, mergaitės į foje? Kaip smagu, kaip gražu. Labas. Labas. Markai, mielasis, baisiai pasiilgau. Tik savaitę nesimatėm. Nesvarbu, vis tiek labai pasiilgau. Tikrai. Kaip gražu. Kaip sekėsi egzaminai? Visus išlaikiau, aš genijus. Išskyrus du, kurių nusprendžiau nelaikyti. Taip, du. Tikrai. Taip, tėvai negali patikėti. Turiu būti dėkingas Anai, tai merginai iš baro. Ji man padėjo. Mergina tau padėjo? Tikriausiai užmokėjai padovanodavęs šaunę naktelę? Visai ne, nutilk. Prisipažink, aš tave pažįstu. Man nemeluok. Atstok, Vaily. Tikrai ne? Atsiprašau, vaikinai. Ką nors užsisakys? 2 sučių. Puiku. Taip. Klausyk, tu teisus. Gerai, kad jos nelietei. Aš tai jos nepalieščiau. Nekelia. Tikriausiai jie į ligoninę paguldė. Pamatė, kad neatskridom ir gavo infarktą. Nusiramink, mieloji. Duok Sonios telefoną. Alio, Sonia? Skambina Romeo. Alio. Frankai? Tėvelis? Mija, kur jūs? Mes čia. Čia, viskas gerai, mums smagu. Čia, taip. Neklausiau, kaip jums sekas. Klausiau, kur jūs? Tėvelį nešauk, negražiai atrodai. Mija, sakyk, kur jūs? Tuoj pat važiuoju pasiimti. Ne. Kodėl?